Bratka, aš tau noriu vienu navinu pasakyt. Nu. Pasirodo, kiek iš mūsų kaimo žmogelių tie miestą ponai nesišydytų, ale anys vis tiek didesni beskultūrnikai į pianicas nei mes su tavim. Kaipgi tu čia nustatei? Taigi praradijų klausiau, kad Vilniui per kamščius iš ryta nemožna pravažiuoti. Va. Tai rastum ne tik per naktį geria, ale da pralungus ir kamščius meta gatvės, ant kurių nepravažiuosi. O kaip yra. Tai, kad niekas nesurenka, nesušluoja. Nu, girdėjau, kad lyg piet uborščikai rarenka. Ale mataigi tie miestą ponai darbi тоже sausi nesėdi. Prisigeria, be kamščių primeta, į padarbą nemožna pravažiuoti. Ir šit kasdien. Iš kur tos sveikatas turėjimas, va? Tai sveikata sveikatu. Ale kur valdžia daboja, kad šitokį, kai saka, bez pridelų dalaidžia? Ne, ku ta valdžia? Kuo ona padarys? Ugi centristai. Prieš rinkimus jau žadėja Vilnių nuo kamščių išratuit. Nu į ku? Ir niekas už jos nenubalsavo. Išgeriančių, bro, dabar daugumoj. Tai ku dabar jau išeina tie, katrie išrinkti valdžion, tai jau pianicas. Nu, pianicas, ne pianicas, šitam dėlį pritarė. Ongi paksas. Varelku atpigina. Atpigina и молодец. Aha, nu, mum tai maladėts. Miestą žmonės per kamščius pravažiuoti negali. Kai saka, bro, kamštys turi du galų.